labai džiugiuosi šią parodą. Šiek tiek liūdna, kad jų tai buvo maža, tų parodų. Bet tikiuosi, kad ši paroda įkvėps tolimesniem darbam. Bekuriant tuos darbus, mačiau, kaip jie gimsta, kaip jie spausdinami, teko dalyvauti, sukant ratą, padėti. Na, tiesiog aš juos mačiau, su jais gyvenau ir aš jų niekad neįvardindavau niekaip. Tiesiog juos jaučiau, jie yra tokie gražūs, įdomus, savi, tiesiog matydavau kaip kasdienybė ir kartu nuteikiantis filosofiškai. Tačiau neseniai pagalvojau, kad kaip tai apibūdinti žodžiais. Parašiau keletą sakinių. Viktorija itin domina moters ir pasaulio egzistencinė sąsaja, kurią gvildena pasitelkdama tam tikrus klouniškus vizualinius elementus. Galima įvardinti 3 raktinius grafikės kūrybos žodžius – moteris, pasaulis, cirkas. Tie 3 elementai sąveikauja tarpusavyje, šiek tiek keisdami savo vietą vienas kito atžvilgiu. Tačiau visada išlieka esmė, keičiasi tik juos jungianti grandis. Kartais tai kančia, kartais groteskas ar pašaipa. Liūdesys, panieka, meilės lūkestis, kaltės jausmas. Viskas pinasi neramių linijų dėmių, aštrių kampų, aptakių ir eiklių moters ir vyro kūno linijų dėlionių, kurios branduolys visagalis laikas. Tik jam paklūsta moteris, pasaulis ir cirkas.